Labas vakaras, draugai, bičiuliai. Na ką, atėjo laikas pakalbėti vis dėlto apie tą 3 raidžių projektą, kuris vadinasi CLF ir svetainė žinoma kaip clf.lt. Šiek tiek nedavėm apie tai jokios informacijos, nes laukiam tam tikrų atsakymų. Prasidėjo mėšlo pilimo kampanija, į ją labai aktyviai įsijungė Skirmantas Malinauskas. Na, gal galvoja, gal čia išgazdins, gal čia kažkaip tai paveiks. Dar kažkodėl stebim, laukim, kada apie tai parašys didieji portalai tokie kaip ten Delfi ir taip toliau. Net neabejoju, kad jie matė, net neabejoju, kad jie žino. Bet dar jie irgi kažko laukia. Na, tai laukiam ir mes. Aš žinokit, irgi moku laukti. Ir kaip pastebėjot, aš moku išlaukti ir tas išlaukimas vis dėlto duoda tam tikrą dalyką. Na, noriu pranešti tokį dalyką, turbūt atsimenat, kai buvo istorija, kai pats skambinau į lošimų priežiūros tarnybą, na, kad ji, žodžiu, atsiuntė mum raštą pagal anoniminį skundą, na, neva, kad čia, žodžiu, pas mus vyksta kažkoks tai lošimas. Taip, mes kalbam apie tą lošimą, kur kalbama apie Maserati. Taip, tai yra itin prabangus prekės ženklas, prabangus automobilis, kurį tikrai vienas iš jūsų, kaip ir skelbiam, gali laimėti. To viską paaiškinsiu detaliau. Na ir buvom priversti laukti šito rašto, gavom jau jį šiek tiek seniau, bet vėl atsirado priežastis, kodėl negalėjom to viešinti. Tai dabar trumpai apie tą raštą, pacituosiu tik tai vieną detalę iš to rašto, yra visas dokumentas. O kągi mes padarėme, kaip ir aš buvau sakęs, kaip ir pasakomis, nusiunčiau taisyklės. Na, ką patarė ir man ir advokatas Erikas Rugienius. Na ir štai kokį gavome mes atsakymą. Tai dabar cituoju. Priežiūros tarnyba apie socialinėme tinkle Facebook paskyroje Celofanas Live skelbiama informacija apie parduodamą kriptovaliutą. Jie čia taip rašo. Skliausteliuose celofano kriptovaliutą bei taisyklės perdavė valstybiniai vartotojų teisių apsaugos tarnybai vertinimui. Ar skelbiama informacija apie parduodamą kriptovaliutą, vėl čia kalba apie kriptovaliutą, celofano kriptovaliutą ir taisyklėse nurodyto žaidimo sąlygos neprieštarauja teisės aktams ir reglamentuojantiems vartotojų teisių apsaugą, įskaitant Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatas. Na, tai akivaizdu iš šito rašto jie truputėlį nusiplovė, atidavė vartotojų teisių tarnybai. Šita tai dar labiau apsilaužys, bet dar kol kas visų kozerių aš neatskleisiu. Nes dar kartą pasakysiu, patikėkit, mes juridiškai esam pasiruošę, taip, kad jie dabar čia tik tai bando vejasi, skundus visokiausius rašo ir kiekvieną kartą jie atsitrenks kaip ir į sieną. Bet matot, aš dabar neatskleidinėsiu visko iki galo, tegul jie daužosi kaip į tą sieną, kiekvieną kartą mes parodysim, kokios jų pastangos yra iš esmės niekingos. Ir jų bandymas sužlugdyti ir sunaikinti iš esmės atsimuš anksčiau ir vėliau ir į sieną. Tikrai iškart galiu pasakyti, mums patiems irgi nėra lengva. Šitas visas daužimas, šitas visas mūsų polimas atima tam tikrus resursus, atima galų galiai ir laiko sąnaudos ir dar kažką. Jų tikslas sužlugdyti visą šitą projektą, bet taip kaip matau, kaip jiem čia sekasi, tai aš dabar dar labiau įsitikinu, kad jiem tikrai nepavyks. Taigi apie šitą reikalą, kodėl buvom vėlgi to neskelbė. Ogi vis dėlto platforma Vais, kurią nekartą esu gyręs, ten kur galite turėti, kur esu nekartą rekomendavęs atsidaryti banko sąskaitą ir tie, kas pirko, darė tenai pavedimus ir, žodžiu, kas gavosi, o visgi mum Vais uždarė sąskaitą, neleido priimti pinigų ir ten esančius pinigus elementariai pavogė. Dabar mes, aišku, bandom su jais susirašinėti, bandom imtis tam tikrų priemonių, pažiūrėsim, ar jie grąžins tos pinigus, kuriuos iš mūsų pavogė ar ne. Didžiąją dalį tų pinigų
pavyko persivesti, bet vis dėlto nemažai yra toj sąskaitoj, kurie buvo žmonių padaryti pinigai, ten yra užšalę. Na, aš tikiuosi, kad nereikės mums padavinėti į teismą tą belgišką banką Weiss ir nereikės jo kažkaip tai irgi imtis priemonių. Na, aišku, pradėsim kurti turinį, kad jie yra vagys anglų kalba ir man atrodo, toj siekdami jie, kad nepakenktų jų pačių reputacijai, toj pradės su mumis kalbėti. Bet dabar ne apie tai. Aš visiškai įsitikinęs, kad tas sąskaitos uždarimas, kad žmonės negalėjo padaryti pavedimus ir jiems buvo grąžinami pinigai, tai buvo vėlgi nebe kažkokių skundų pasiekmė. Aš visiškai įsitikinęs, kad jiem rašinėjo, nes jie prieš tai darė dar patikrinimą, buvo sąskaita uždarę 1,5 paros, tačiau mes galėjom gauti tenai pavedimus. Na, po to sąskaitą atleido ir po kelių dienų ją visiškai uždarė ir, sakau, žmonės tie, kurie pirko, rašė, kreipėsi mum ir ką daryti, kaip sumokėti, nes, žodžiu, grąžina pinigus. Tai sakau, ten esančias lėšas jie yra, mano vertinimu, aš vadinu, kad pavogė, nes jeigu bankas nebetikė, tiesiog uždaro sąskaitą su ten esančiais pinigais ir nesudaro galimybės jų išsivesti, tai aš vertinu kaip vagystę. Na, tikrai, kaip sakant, šita situacija nepradžiugino, bet kiekviena situacija ir duoda ir kažkokius tai sprendimus ir ieškoti. Taigi, šiuo metu jau esam geras porą berods savaičių atsidarę sąskaitą Maltoje, kurie net bankas, kuris priima mokėjimus kriptovaliutų. Weiss priežastį nurodė, kodėl jie uždaro sąskaitą, nors mes oficialiai prekiaujam kol kas. Tai yra niekas kitas kaip atvirutė juridinė prasme. Tai iš esmės, ar reikia šitą parodyti, koncentracija mūsų yra į šitą, tai iš esmės juridiškai šiai dienai dar tai yra atvirutė, popieriukas, kuris specialiai net mes parašėm ypatingai kvailiem, kad jis neturi jokios vertės. Tiesiog. Labai džiugu, kad trečiadieniais ateina žmonės ir jie supranta projekto esmę ir jie supranta, kad tai, kas reikia ne visada skaityti tik tai, kas prašyto, reikia suvokti šiek tiek daugiau. Vėl pasakysiu tai, ką dabar pasakiau, tai yra marketinginis triukas, kad juridiškai prie manęs niekas negalėtų prisikabinti. Ir aš tikrai pasveriu kiekvieną žodį, kai kalbu apie visą šitą projektą. Taigi, ir tie iš esmės, kas trečiadieniais atvyksta į Celofano klubą, šitą informaciją visi gauna tik tai elektroniniu paštu ir tie, kurie pirko. Na ir jie iš esmės žmonės supranta, kad man labai patinka, kai žmonių pozicija, kai mes kalbam, sako, žinai, čia yra parama tau, parama tavo veiklai, čia gal tas projektas bus, kažkas gal nebus, netame esmė, čia yra, mes solidarizuojame su tavim, su tavo veikla. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tie, kurie įsigijo, kurie perka ar po 100 ar mažesnėm sumom, jie tai žiūri į tai kaip į paramą, kaip į idėją, kaip palaikymą. Ir Skirmanto Malinovsko bandymas agituoti kažkaip tai kažką nuteikti, kad čia neva jūs apgavo ten dėl mašinos, tai čia dabar kaip pagal Malinausko logiką, visi, kurie pirko už 100 celofanų, turėjo laimėti po mašiną, ne? Normaliai išdėstė logiką. O tie visi, kas pirko ir kas dalyvauja konkurse, jie betarpiškai gauna informaciją, visada gali atvykti į Celofano klubą ir visada gali gauti tą informaciją tiesiogiai. Tai, suprantat, ir džiugu, sakau, dar kartą pasidžiaugsiu, kad žmonės yra išprusę ir jie suprantat giliau visą šitą reikalą. Kad tai yra ilgalaikis procesas, ilgalaikis instrumentas ir tai nėra tai, ką jie galvoja. Nes žmonės masto giliau ir, sakau, dar aš dėl to džiaugiuosi. Automobilis, dar sėkiai pasakysiu, yra dar nelaimėtas. Tikrai labai buvo džiugu matyti isteriją ir ypač klausinėjančius tuos komentaruose. Didžiąją dalį liepiau kanalo administratoriam, paprašiau jų užblokuoti velniop. Tai ne vienas buvo grinai kur trolintojas užblokuotas, o visiems kitiem, kurie uždavinėjo klausimus, atsakymas buvo paprastas. Nes uždavinėjo klausimus tie, kurie net nedalyvauja. Žinot, kaip įdomiai gaunasi. Net nedalyvauja visam šitam projekte, net nepasivargino neišleisti nei mažiausios sumos, bet jie reikalauja paaiškinti, kas laimėjo automobilį, o kodėl nelaimėjo ir taip toliau.
Jūs neturite jokios teisės iš vis reikalauti kažko tai, kol jūs nesat projekto dalyviai. Tik tai projekto dalyviai turi teisę užduoti tam tikrus klausimus, tikrai ne jūs. Ir tikrai projekto dalyviam bus atsakyta. O visiems troliam tai blok ir mes tikrai su jumis nežaisim ir nesiceremonysim. Tikrai atėjo laikas, kada reikia baigti žaisti ir terliotis. Aš nenoriu pajudinti tos temos, kai mes kalbame apie kongresą diena X, ten truputį griežčiau. Na, o čia yra, šitas video yra tam tik tai, kad jūs matytumėt, kad nepaisant to, kad jeigu kažko tai negirdit, ar kažkokių žinių nėra, tai nereiškia, kad kažkas nevyksta. Patikėkit, vyksta dar ir kaip. Tik tai aš išmokau su šitais sisteminiais visais veikėjais, su šitais visais struktūriniais veikėjais, pažaisti tam tikrus žaidimus, juos paerzinti. Ir aš matau, man tikrai puikiai sekasi ir mano nuostaba, žinokit, yra tame, kad, bukumas tų visų konservatininkų, mane kartais nustebina ir aš taip galvoju, klausykit, aš ne pirmi metai jūs patrolinu ir jūs vis tiek kimbat ant to paties tuščio kabliuko. Tiesiog taip yra. Tai va, užeikite CLF LT, mes nieko nestabdom, vėl ateinantį trečiadienį susimatom, kas turit kokių klausimų, tie, kurie įsigijo, tie galit užduoti elektroniniu paštu, jūs tą elektroninį paštą žinot, aš galiu pakartoti, pirk 100 clf@gmail.com ir visada mes jums tikrai komanda sėdi, kuri jums atrašys. Be abejonės. Tai va, projektas veikia, projektas gyvas, mes važiuojam toliau. Mane čia bando apie ofertas kažkokią šnekėt Malinauskas, kad oi, čia kažkas turėjo vasarį laimėti tą mašiną. Tai Malinauskai netrukdyk, nekišk pagalių, nesimk priemonių, kad čia blokuotų ir žlugdytų ir nereikalauk kažko tai, kad kažkas ne pagal planą. Bet kadangi Malinauskai, tu nepirkęs nieko esi, tai aš tau pareigos bent kažką aiškinti irgi neturiu. Tai žinot, kaip gaunasi, ateina nemokamai, o reikalauja teisų, tarsi buvo susimokėjęs. Ne, taip neveikia. Taip nepralys. O jeigu akis draskysit, tai kaip aš konvojaus, kai mane vesdavo mentai į teismą, aš pasakydavau taip. Jūs nesakykit, ką man daryti, aš nesakysiu, kur jums eiti. Taigi visi tie, kurie nepirkot, nedalyvaujat projekte ir aiškinat, ką man daryti, tai neaiškinkit. Tada nereikės man pasakyti, kur jums eiti. O pasiūst moku ir galiu. Patikėkit, o kartais ir gaunasi toks, ne? Patys žinot, apie ką kalba. Tai va tiek žinių, tai dar kartą atnaujinom, veikia, jau galit padaryti pavedimus, vėl galite toliau užsakinėti, judam, informaciją duosim, truputėlį pripažįstu, turėjom nesklandumų, nes puolimas ir kenkimas, tai yra maksimalus, koks tik tai gali būti. Patikėkit. Žiauriai, atakuoja viską, ką tik tai gali. Atakuoja žmonės, bando įsilaužti į tą mūsų puslapį, tą clf.lt, jis beje yra atnaujintas. Bando paskyras atakuoti. Ta prasme, žiauriai. Tai aš pagal tiek, kiek turim atakų ir kad čia visas dar reikalas įsisiubavo, tai, kaip sakant, mus dar lydi sėkmė ir lydės mūsų sėkmė. O tiem, kurie drapstosi purvu, tai jūs, žinot, kaip sakau, tie, kurie meta šūdą, tai dažnai nepataiko, o rankos jų lieka šūdinos. Tai va tokiais žodžiais ir norėčiau pabaigti visą šitą visą pasakojimą apie mūsų projektą. Važiuojame mes toliau. Na ir ką, linkiu sėkmės, patikėkit, ateis laikas, parodysim ir mašiną, viskas eigoj. Mes nieko neskubam. Šitas projektas yra, mano nuomonė, 10 tai tikrai, o gal ir visam laikui. Tai jūsgi, kai kažką tai įsigijat vertingo, taigi nepuolat jo parduotą, ne? Nusiperkat kokį žiedą ir nebėgat kitą dieną į lombardą. O tų tokių trolių aiškina, jau čia klausinėje, o kur čia tos celofanus dėt? Kur jos dėt? Jeigu tu užduodi tokį klausimą, kur jį dėt, nepirk. Čia yra ne tau. Tai tiek. Viskas, visiems gero vakaro, judam toliau su kongresu, labai daug atsirado darbo, be galo daug informacijos, informuosim. Iki.